Laidoje Auksarankiai matysite įvairiomis istorijomis ir mitais apipintas greitas maistas. Vieni vadina tai viena didžiausių žmonių nuodėmių, kiti sako, jog tai priklausomybė, treti teigia, kad to negalima vadinti maistu. Mes atlikome tyrimą Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje. Laidoje Auksarankiai matysite atsakymą į klausimą, ar lengva Lietuvoje suklastoti rinkimų rezultatus. Atvira socialinė provokacija ir pribloškianti tiesa. Kai kurių žmonių balsai ir išvaizda pakeisti, norint apsaugoti jų privatumą ir tapatybę. Dar visai neseniai gaminant pietus nereikėjo jaudintis, ką dedame į lėkštę. Tačiau prasidėjusi maisto pramonės revoliucija įnešė į mūsų kasdienį racioną nemažai naujovių. Maisto priedais papildytus produktus, pakuotės, kuriuose maistas negenda ištisus metus, pusfabrikačius ir greitą maistą. Būtent greitasis maistas yra minimas dažniausiai, kai kalbama apie nutukimą, skrandžio, širdies ir kraujagyslių ligas. O internete apstu mitų, skelbiančių, kad toks maistas mėnesių mėnesius gali nesugesti. Tad įsivaizduokite, kas vyksta mūsų skrandžiuose. Nusprendėme atlikti tokį eksperimentą patys. Keliaujame į populiariausias greito maisto užkandines. Mūsų tikslas – įsigyti populiariausią mėsainį ir bulvyčių. Įdomumo dėliai vieną tokį komplektą įsigijome ir Londone. Pažiūrėsime, ar procesai vyks tokie patys. Sakoma, kad kuo greičiau pagaminamas maistas, tuo mažesnės vertės jis yra. Todėl neplenkiame ir restoranų, kur galima įsigyti taip vadinamų naminių mėsainių. Taip pat bandysime prekybos centre siūlomą sumuštinį ir, žinoma, negalime apsieiti be tradicinio lietuviško kebabo. Įsigytas gerybės gabename į laboratoriją, kur jie sužymimi kodais, nenorint įvardinti konkrečių gamintojų. Patalpinami į vienodas talpas ir paliekami 24 valandas per parą veikiančios kameros priežiūrai. Prie eksperimento rezultatų sugrįšime siužeto pabaigoje. Greito maisto vartojimas didėja ir didėja jaunimo tarpe. Būtent jauni žmonės, studentai greitą maistą vartoja daugiau vis ir pagrindinė problema yra laiko trūkumas. Apie 40% renkasi maistą žiūrėdami į skonį, o vis tik tai reikia pripažinti, kad greitas maistas tai tikrai yra priskiriamas prie tų, kurie yra skanūs. Greitas maistas. Tai greitai paruošiamas skanus, bet nesveikas maistas. Mūsų racione jis atsirado neatsitiktinai. Ilgai buvo svarstoma, kaip greitai, skaniai, šviežiu ir karštu maistu pamaitinti skubančius vairuotojus. Vairuotojai netrukus pamėgo ir įsidėmėjo patogiose vietose išdėstytus restoranus. Dabar greito maisto restoranuose parduodami gaminiai yra iš anksto ruošiami, iš standartizuotų, chemiškai apdirbtų ir pramoniniu būdu pagamintų produktų, o po to tik pašildomi. Keliaukime į gatvę pasiteirauti žmonių, ar dažnai jie renkasi greitąjį maistą. Kokius 3 kartus į mėnesį? Labai retai. Einam ieškoti tokio. Ne. Kodėl? Nėra laiko greito maisto. Kažkaip tai anksčiau mėgindavau, dabar nelabai. Tiesiog nevalgau tiek. Dažnokai. Kodėl? Kaip kodėl? Neturi laiko pagaminti. Greitą maistą dar galvoju, kad ir nesveikas, tai nevalgau. Kebabus kartais valgau. Bet čia tik tais paryčiais. Visiškai nevalgau ir nemėgstu. Tai už tai, kad kenksmingas. Nuodų už savo pinigus nesiruošiu pirkti. Specialistai vienbalsiai teigia, kad Lietuvos žmonės maitinasi nesveikai. Nuo to neatsiejamas greito maisto ir pusfabrikačių vartojimas. Kalbant apie ligas, tai čia būtent yra nutukimas, kaip minėjau, plintantis paauglių tarpe. Iš tikrųjų, jeigu būdavo į metus, kažkaip sakau, 2-3, tai dabar į mėnesį tokie su antsvoriais ir nutukimais paaugliai ir jaunieji amžius. Jeigu tai būdavo paaugliai, tai dabar jau yra ir 6-7 metų. Vaikai, su kuriais susikalbėti yra iš tiesų dar sudėtinga. Tai yra sunku susitarti, kad tu kažko tai tu gali valgyti, nevalgyti. Po reklamos tęsime šią temą. Statistika neleis sumeluoti. Mūsų šalyje sparčiai daugėja nutukusių žmonių, o jų amžius jaunėja. Taip pat būtent tas momentas atkaitinimo arba pakartotino terminio aprašymo, tai jau rodo, kad tame patiekale iš tiesų apie vitaminus kalbėti nėra apie ką, kad ten gali išlikti ar tai
kokie tai B grupės vitaminai, ar ten, jeigu koks lapas ir atsiranda salotų, tai ten nekalbama apie aprūpinimą daržovėmis, pakankamą kiekį. Toliau, kad maistas laikytųsi, iš tiesų yra dedami daugiau druskos arba prieskoninių įvairių mišinių. Tai reiškia, iš tiesų yra suvalgoma per daug druskos. Ir jeigu tai yra daroma nuolatos, kiekvieną dieną, tai vienareikšmiškai išsivysto įprotis vartoti padidinto kiekio druskos valgius. Nutukimas tai tik viena iš dažno greito maisto vartojimo pasekmių. Valgant nevisavertį maistą, organizme sumažėja reikalingų maisto medžiagų, ypač B grupės vitaminų. Suardoma žarnyno mikroflora, ima stigti gerųjų bakterijų, sutrinka normali medžiagų apykaita. Tai gali būti viena depresijos priežasčių. Greito maisto mėgėjai visų pirma rizikuoja priaugti svorio, nes tai yra kaloringas ir labai riebus maistas, taip. Priaugus svorio mes rizikuojame turėti per didelį kraujo spaudimą. Taip pat greitame maiste, kaip minėjau, yra daug angliavandenių, tai yra, kurie turi didelį glikeminį indeksą, tai tie, kurie labai sukelia gliukozės koncentraciją kraujyje ir ta gliukozė lėtai sumažėjo organizme, tai cukrinio diabeto vystymasi taip pat įtakoja, ar ne? Ir aukštą cholesterolį, aukštus lipidus, nes tame maiste yra tikrai labai didelis kiekis riebalų, tai yra tų blogųjų sočiųjų riebiųjų rūgščių, kuriuos mes gaunam iš augalinių riebalų, iš gyvulinių riebalų, ir tai dažniausiai ir yra greitajame maiste, bet šitie visi blogi rizikos faktoriai. Greitieji užkandžiai nėra visavertis maistas ir nesuteikia reikalingų maisto medžiagų. Juolab, kad pašildytas maistas apskritai praranda visus vitaminus. Be to tokiame maiste dažniausiai gausu konservantų ir riebalų. Maistas visiškai neduodantis maistinės vertės pagal savo vitamininę išraišką, pagal mineralinių medžiagų išraišką ir turbūt pagal netgi sveikųjų riebalų, polinesočiųjų riebalų rūgščių vertę, gaunam kaloražą, o vertė tai yra iš tiesų labai tokia abejotina. Tik tai valgant ir dar kartą valgant ir dar kartą valgant, iš tiesų vartojant netgi natrio gliutamatą, kuris yra dedamas, čia niekam nepaslaptis dedami, į tuos turbūt dešrelių formas ir į tas keptos maltos mėsos mėsainius, kurie iš tiesų yra tikrai skanūs ir tai yra vienas iš noro valgyti skatintojų. Mokslininkai teigia, kad smegenys gali reaguoti į nesveiką maistą taip pat kaip į narkotikus. Tyrimo duomenimis, mėsainių, bulvyčių, traškučių, dešrelių ir pyragaičių dieta užprogramuoja mūsų smegenis taip, kad jos trokšta dar daugiau maisto, kuriame daug cukraus, druskos ir riebalų. Laikui bėgant, šis nesveikas maistas gali tapti laimės pakaitalu, o jį mėgstantiems žmonėms priklausomybė. Apie norą valgyti skatinančio natrio glutamato, dar žinomo kaip E621 vartojimą, niekas net nebeslėpė. Garsusis E621 atsirado dabar pakaitalai, pavyzdžiui, mielių ekstraktas įvairių stiprumų. Ir dabar kuris geresnis, kuris blogesnis, irgi negalim pasakyti. Gražiau skamba, pavyzdžiui, mielių ekstraktas. Jis duoda tokį pat stiprumą, skoninį. Bet yra eilė priežasčių, ne visiems žmonėms tinka. Be šito stipriklio irgi nelabai išeina. Gaunasi, kaip mes vadinam, šiaudinis skonis, tuščias. Ir žmonės nelabai perka. O kiekviena įmonė nori gauti pelną. Ir visi suinteresuoti, kad apyvarta būtų didesnė, gaminių būtų parduota daugiau ir aromatų atsirado, ir dažiklių visokių, ir jie plečiasi, jų gamyba didėja. Ir žmogus pripranta. Nes tai yra skanu, tai yra patogu gamybininkams, negu natūraliai dažyti ir kur įlašinai sintetinis arba pusiau sintetinį kokį dažiklį. Ir pirkėjui patogu. Ir visiems gerai. Aišku, sveikata gali ir nukentėti.
Bene vieni lietuvių mėgstamiausių greito maisto patiekalų – lietuvio skrandžiui adaptuoti kebabai. Dažnai galima išgirsti teisinimus, kad tai tik daržovės, lavašas ir mėsa, tad nieko čia nesveiko. Deja, specialistai šio patiekalo taip pat nežada išteisinti. Pirmiausia, tai ką aš matau kebabas, yra besisukantis toks mėsos luitas, kuris iš tikrųjų yra turbūt drožiamas ir iš jo yra suformuojama kažkokia tai tam tikra sluoksnis mėsos ir įkomponuojamas į lavašą ir apdedamas, tarkim, tom pačiom daržovėm. Bet kebabinės aš dažniausiai matau tokias kaip vagonėlio tipo užeigėlės, kurios išduoda į rankas ir tu kaip arklys ėdžiose gali čia pat suvalgyti stovėdamas. Yra greitai sukemšama, suties jausmo nėra, skrandis yra per greitai pakraunamas tuo kuru, nespėjant jam susigaudyti, kokiais čia maistai, kokiais kąsniais gauna, tiesiog gali net pradėti skaudėti nuo pertempimo tas skrandis. Antra, vien tai, kad ta mėsa ten sukasi tą dieną visą, kol jinai gražiai nusinaudoja ir dar kitą dieną, jeigu tai yra didelis mėsos kumpis, tarkim, gabalas, na tai kalbėti apie jo ten tą vertę iš tiesų kaitinamąją ir perkaitintą, tai aš negalėčiau net kalbėti kaip apie teigiamą. Žymiausias Lietuvos turkas Sezį tikina, kad lietuviškieji kebabai nei trupučio neprilygsta tikriesiems. Visos kebabinės gauna tą mėsą iš vienos vietos. Ten nežinau, kiek procentų yra mėsos tame. Daugiau, man atrodo, sojos tenai. O Turkijoje tai visiškai kitaip. Nu, bent jau ten, kur aš valgau, ten dedama po tokio, dėl tokio dydžio, po 2 arba po 3 į dieną. Ir ten mėsa, vien mėsa. Greitas maistas yra skanus, nes jis sukurtas būti skanus. Užkandinių aplinka yra jauki, nes ji sukurta būti jauki. Tie restoranai yra švarūs, nes mums patinka, kai jie yra švarūs. Jie dirba ištisą parą, nes mes norime ko nors užkąsti ir išgerti kavos, grįždami iš koncerto ar mylimosios. Tai mūsų poreikių iliuzija, už kurią negailime net savo sveikatos. Grįžkime prie mūsų eksperimento. Nuo mėginių pirkimo dienos praėjo lygiai mėnuo. Lietuvoje vėlyvas ruduo. Keičiasi metų laikai. Renkame naują Seimą. Tik būdai, kuriais jis renkamas, niekaip nesikeičia. Rinkimai Lietuvoje yra ypatingas reiškinys. Tai lyg sukčiavimo orgija. Ne vienais metais, kada vyksta rinkimai, neišvengiame nelegalios reklamos, balsų pirkimo ar biuletenių padirbinėjimo. Šiemet rinkimų organizatoriai sulaukė itin daug kritikos dėl silpnos balsavimo biuletenių apsaugos. Tikrai kiekvieno nepastebės ir ten už kiekvieną. Matyt, čia ne pirmi rinkimai, kai tas buvo daroma, tai jau pasidarė sistema, aš taip galvoju. Mes nusprendėme išsiaiškinti, ar išties taip lengva suklastoti rinkimų rezultatus. Taigi misija Tiesos balsas prasideda. Laiko neturėjome daug, tad vos prasidėjus išankstiniam balsavimui, išsiuntėme savo slaptąjį pilietį į rinkimų apygardą balsuoti ir nufotografuoti antrojo turo balsavimo biuletenį. Pirmasis žingsnis atliktas. Žinome, kaip atrodys biuletenis savaitgalio rinkimuose. Skubame į biurą, o ten mūsų multitalentas Timūras sėda prie kompiuterio ir ima maketuoti beveik tikrą balsavimo biuletenį. Beveik tikras todėl, kad nerašėme tikrų asmenų vardų. Primenu, mūsų tikslas ne įtakoti rinkimų rezultatus, bet išsiaiškinti, kaip lengva tai padaryti. Praėjus vos 20 minučių, mes jau turime profesionalų spaudos failą. Vizualiai ši kopija niekuo nesiskiria nuo originalo. Trečias etapas – tinkamo popieriaus paieška ir įsigijimas. Mes ieškom plono popieriaus, bet ten, žodžiu, čia kur yra, gal yra kažkas plonesnio. Nes, žodžiu, čia toksai, bet gal yra plonesnis ir gal ketvirtukais. Nes mums reikia kažkokio tokio panašaus, kaip, kad biuleteniai kaip buvo. Balsavimo turiu menį. Ten jie tokie buvo toks plonas, laikraštinis kažkoks popierius, tai kažkokio gal tokio panašaus pas jūs yra. Tai buvo balsavimo biuleteniai? Toks ten buvo plonas labai popierius. Bet ten buvo baltas? Ten buvo toks, iš esmės baltas toks, bet biškis su tokiu šviesniu tonu.
Nes tas laikraštinis gelsvumų turi. Biuleteniai buvo balti, kiek aš atsimenu. Tiesiog, Ten viena... Ar ne tas popierius buvo? Jis toks... Va, šitas gal panašiai. O... Irgi, žinau, irgi panašu. Ja. Netgi, spalva tačiau panašesnė. O kada ketvirtukais jo būtų mažesnis? Supjaustumėte, ne? Net neįtikėtina, kokiu tempu vyksta mūsų operacija. Popierius rankose, ieškome spaustuvės. Vilniuje jų tikrai netrūksta. Neužilgo jau maloniai bendraujame su aptarnaujančiu personalu. Labą dieną. Ir spėjom. Jūs spausdinate, žiūrėkit, ant tokio plono popieriaus. Čia va. Ir ten bus dvi spalvos yra toks va. Nežinau, galim bandyti. Ai, bus biuleteniai, ne? Nu jo, ten tokie. Tenais vienam yra jisai sukreivintas, o kitam nesukreivintas. Tai čia ant tą ketvirtuką aš taip skaičiau, kad turėtų tilpti. Ai, netgi 2 telpa. Tai mums tokį bandomai tada padarykim, jo. Labą dieną. Jūs spausdinate vektorinius ant failus, pas mane yra EPS, EPSas tas toksai. Nežinau, galim pabandyti. Pabandykim. Žiūrėk, atsidarė vienas. Spalvotas kopijavimas. Žiūrėk, atsidarė. Galima iš šitą išspausdinti? Spalvota ar nespalvota? O kiek kainuos? Spalvotas, litas 30. Litas 30. Tai prispausdinam? Tai kažkaip reikia padaryti, kad jisai bus tik tai vieną lapą. Jo, jis bus vienas ant vieno lapo, tai mes čia nusikarpysim patys tada čia. Rasim, kas nukarpys gal. Nesiekia, kad kuo tikroviškiau atrodytų. Paskui žmonės nepatikės. Turiu va popierių, kur mes turim, kuris yra pats panašiausias į tos biuletenius. Čia negalima tos raudonas paryškinti, nes jis tikrai nuo tų truputėlį skiriasi. Tai mes, matot, jau laiko nelabai turim, nes rinkimai sekmadienį, o spausdina tai jau, kaip sakyt, spaustuvės, biškį su spaustuvė čia suvėlavom. Tai ieškom, kur čia pasidaryti. Nes dabar tai jau čia jau nebepririškinsim. Ką darysite čia? Mes čia, mes, kaip, norim pažiūrėti, kaip sakyt, kiek... Aha. Mes tiesiog žiūrim, ieškom, kas geriausiai gali padaryti, kaip atrodo, prie originalo, kad arčiausiai būtų. Kas? Tai aš ir sakau, kad mes norim padaryti, kiek galima, tikroviškesnį. Na štai, turime pluoštą labai tikroviškų balsavimo biuletenių. Rinkimų dienos rytą bandome mūsų šalies piliečių sąžinę ir budrumą. Prašau, jūs jau balsavot šiandieną? Taip. Ai, balsavot. Nes aš ieškau, kas čia man galėtų pagelbėt. Siūlau užsidirbti progą. Nesuprantu. Siūlau, sakau, užsidirbti, bet o gal žinot, kas dar nebalsavo šiandien? Nes aš turiu krūvą ir sakau, jeigu kažkas padėjo, jeigu galėtų sumesti į urną, tai 200 litų duodam. Ne? Labą dieną, norėjau paklausti, ar balsavote jau šiandien? Dar ne. Dar ne? O tai gal norit užsidirbti progą? Čia Už kokią partiją? Čia nesvarbu, tiesiog aš duodu krūvelę, jeigu įmetat, žodžiu, 500 jūsų. Jokis trečias, kad ir nebijot va šitaip. Balsavot šiandien jau? Jo, mes nebalsuojam. Ai, nebalsuojat? Nes aš siūlau užsidirbti. Ne, dėkui. Ne? Nes 500 litų atiduodam, reikia tik sumesti į urną. Čia yra biuleteniai. Čia jau sužymėta viskas. Ne? O gal žinot, kas galėtų? Čia jau iš ryto buvo tokių, visi buvo surinkti jau buvo. Ai, tai jau pavėlavau biškai, ne? Ja, pavėlavau, dabar nieko nerasi, jau visi ten prisigėręs. Čia visus aplinkos bomžai čia buvo prie parduotuvės, prieš 8 jau susibūręs. Ai, tai jau... Jau pavėlavai. Ten prie Parekso nueik, ten narkomanų daug. Statyti, galėsi tam surasti. Nes man svarbu, kad sumestų, sakau, aš galiu... Tai jis jau buvo, ta, ne? Na, jis sakiau, prieš ryto, dar nebuvo 8 susibūręs. Krūvo čia buvo, dar nesu matęs. Visi aplinkės bamžai. Atsiprašau, jūs šiandien jau balsavot? Dar ne. Dar ne? Gal norit užsidirbti? Ką daryti? Reikia sumesti šitos visus į vieną tą urną. Neturėsiu laiko. Na ką, laikas apibendrinti mūsų akciją.
Galima pasakyti tik tais tiek, kad pagaminti, pasidirbti biuletenius yra tikrai labai lengva. Mūsų spaustuvėse niekas neklausė, ką mes čia darom ir kam tai reikalinga. Žmonės gatvėje taip pat nenorėjo jų platinti. Tačiau yra vienas dalykas, mes nors ir ilgai stoviniavome tam tikrose vietose, jokia policija, jokia jėgos struktūra taip ir nepasirodė paklausti, ką mes čia darome, ar kad gavo kažkokių pranešimų. Žmonės tikrai reagavo gana vangiai. Tačiau buvo geranoriškų piliečių, Baltarusijos pilietis mums nurodė, kad mes šiek tiek pavėlavome. 8 ryto, sakė, prie parduotuvės jau būriavosi tie balsuotojai už pinigus ir kiti žmonės mums sakė, kad prie stoties važiuodami dar ten rastumėm tų, kurie mielai mums pagelbėtų šitoj rinkiminiai situacijai. Manau, mes tikrai aiškiai parodėme, kad mūsų balsavimo sistema nėra apsaugota nuo apgavysčių. O kaip manot, kodėl Lietuvoje taip lengva tos balsus nupirkti? Todėl, kad auklėjimas po truputėlį ir iškrypo auklėjimas. Jeigu man išauklėjo nuo mažumės, tai ir aš visą gyvenimą tiesus. O jeigu dabar, kaip tas sako, eina jau lengvesnį kelią, tai ypač nuo jaunimo lengviau jauną palaužti negu senesnį. O jeigu mes sakytumėm, balsuokė dabar už kitą ir kiek jūsų balsas kainuoja, kokią sumą įvertintumėt? Savo balsą? Nežinau, gėda būtų sakyti netgi. Bet būtų suma? Jei nebūtų už ką balsuoti visiškai, tai manau, kad būtų. Pasaulis jau seniai rinkėjų balsus skaičiuoja kompiuterizuotai. Taip sumažinama žmogiškosios klaidos galimybė, kai išvargę rinkimų apygardų komisijų nariai iki paryčių skaičiuoja ir perskaičiuoja balsus. Dabar biuletenių kaina, reiškia, yra nedidelė, kainuoja keletą centų ir vadinasi, jisai saugomas yra rinkimų komisijos narių, stebėtojų, tai čia vienas dalykas. Jeigu dabar padaryti biuletenius griežtos atskaitomybės dokumentais, ilgas jų spausdinimas, kaina didelė, štai, sakykime, biuletenis, kuris turėtų vandens ženklus, visą kitą, kainuotų apie litą, pusę lito, jau reikės spausdinti, sakykime, jeigu referendumai 7,5 milijono, jeigu dar antrojo rinkimų rato, dar, reiškia, 2,5 milijono, 10 milijonų. Skaičiuokit, ar jeigu po 1 litą, tai 10 milijonų litų vien biuleteniams reikia išleisti. Jeigu, reiškia, sakykime, pigesnė kaina, 5 milijonus litų, jeigu pusę lito, ar verta tokius dalykus daryti? Jeigu VRK taip galvoja, kad neapsimoka didinti rinkimų saugumo išlaidas, ar ne? Tai aš galėčiau paklausti VRK, o kiek jums kainuoja demokratija? Nepaslaptis, kad dažniausiai savo rinkėjo balsą parduoda asocialūs asmenys. Viešai žinoma ir kaina – vienas balsas 10 litų. Norint nusipirkti kuo daugiau balsų, partijos kelis metus kaupia pinigus. Pinigus jos gauna iš paprastų žmonių, aukų ir valstybės biudžeto. Verslas remti partijų negali. Tai draudžia įstatymas, bet būtent todėl kai kurių partijų pinigai ir yra suskirstyti į baltus ir juodus. Nedeklaruojamos grynųjų pinigų sumos būna naudojamos asocialių asmenų balsams pirkti ir kitoms rinkiminėms machinacijų schemoms įgyvendinti. Teisėsauga vykdo kelis antikorupcinius tyrimus ir susidaro įspūdis, kad kažkas yra daroma, bet statistika yra konspiracijų teoretikų pusėje. Per visą nepriklausomos Lietuvos laikotarpį buvo nubausti vos keli smulkūs rinkimų tvarkos pažeidėjai. Organizatoriai lieka nepaliesti. Ką jūs padarėt? Popierius tai kitas. Pažiūrėkit popierių. Aš iš karto į ranką matau, tai nieko tas nebendro neturi su biuleteniu. Bet yra sakančių, kad jeigu skaičiuoja pavardė žmogus, ten policijos, jisai gali galbūt praleisti. Yra. Kur, reiškia, kiti dalykai? Antspaudas šiuo metu dar nedarė. Žiūrėkit, reiškia, jūsų mikrotekstas, pažiūrėkit, ką jis panašus. Iškart matosi. Popierius kitas. Taip ar ne? Pažiūrėkit dar, mėlėjai, į savo mikrotekstą šitą. Ir kas iš to? Kaltūra, aiškiai matosi, kaip falšyvas vykas. Ačiū. Šiandien tiek. Iki susitikimo kitoje laidoje.